Kol Rita žiūri naujametinį koncertą per televizorių Bartninkų kaime, jos kaimynė Zita tą patį koncertą gyvai žiūri sostinėje. Papasakosiu jums istoriją apie dvi kaimynės pensininkės – Rita ir Zita. Rita gauna 400 eurų pensiją, o Zita dar šalia prisiduria po 200 eurų per mėnesį iš palūkanų. Abi visą gyvenimą dirba pas tą patį vietinį ūkininką, abi moterys galvojo apie savo ateitį ir taupė atsidėdamos dalį uždirbtų pinigų juodai dienai. Rita pinigus kaupė laikydama namuose ir slėpdama stiklainiuose. Zita, kaip pamokė jos vaikai, atidėtus pinigus dėjo kaip indėlius į banką. Sulaukusi pensijos, Rita nuolat patiria stresą dėl namuose laikomų pinigų saugumo. Zita ne tik ramiai jaučiasi dėl savo santaupų, bet papildomai iš jų dar gauna pajamas po 2,5 tūkstančio eurų palūkanų per metus. Ši istorija parodo, kad jeigu turtas laikomas tiesiog kaip pinigai, kyla daug nesaugumo dėl baimės lengvai juos prarasti. Jeigu pinigai darbinami, turtas gali būti ir saugesnis, ir sukurti papildomų pajamų vartojimui, pavyzdžiui, koncertui sostinėje.